Dalius. Buvprofesionalas.com ir toks video pasivaikščiojimai su Brilliant. Ir einam, šiandien yra šeštadienio, penktadienio rytas mum, tai kokios 4 dienos, ne? Ja. Ir mes einam į kazino ir einam per tokį, dabar kai persikrūstam, tai nebereikia eit per stripą, per tą centrinę perpildytą gatvę, einam dabar per tokį, nežinau, palmių alėją tarp viešbučių, kas tikrai labai gerai atrodo ir ryte taip ramiai nuteikia. Tuščia atrodo kaip... Atrodo, kad čia gyvenimas nevyksta, bet įeini į stripą ir kaziuko mugė prasideda. Jo, atrodo, kad tikrai ne Vegas, o nežinau, kur nors toli. Ir vakare irgi, jeigu grįžtam kažkom, nevažiuojam su taksi, irgi tas perėjimas per šitą alėją taip labai atgaivina. Kažkaip, žodžiu, cool viskas. Tai šiandien norim biškį pašnekėti apie pokerį, nes labai daug žmonių komentaruose vis rašo, kad papasakot plačiau apie pokerį, o mes vis nepasakojam, vis apie maistų šnekam. Tai šiandien yra 18 diena, kai mes esam Vegase, tai yra 3 savaitės. Šiandien yra vasario 12 pas mus. Jo, ir Gerai įsimegom, ruošime savaitgalį, nes Valentino diena bus dažnas užsakymščiai. Ai, tai Valentino diena savaitgalis. Jo, ir dar man atrodo kažkoks ilgas savaitgalis ten amerikiečių. Kažkoks, gal jiem pirmadienį darbo nereikia, tai bus daug veiksmo, poilsėje varysiu. Tai, jo, aš gal, žinai, pradėsiu pirmiausia papasakosiu nuo promotionų visokių, o tada galbūt pereisim biškai pašnekėsim apie tai, kaip žaidėjai žaidžia, ar kažko dėl renko papasakosim. Tai kazino yra begalė, gal koks 20, ir tarp visų yra konkurencija, todėl visi daro kuo geresnės sąlygas, aišku, kad žaidėjai žaistų. Ir kiekvienas kazino, kiekvienas pokerio kambarys turi kažkokias tai savo, nežinau, bonusų sistemą ar dar kažką. Be mūsų tų minėtų nemokamų pietų, kurias mes gaunam už 3 valandas žaidimą. Mes taip pat, jeigu žaidžiam, aš dažnai žaidžiu Hollywood Planet ir ten yra tokie vadinami splash potai. Tai kas valandą, reiškia, yra traukiamas vienas stalas ir į tą stalą yra papildomai įmetama nuo 25 iki $100 į banką. Paskutinis splash potą, kurį tu laimėjai, tai aš ištraukiau ne savo stalą, o jo stalą 6. Jis laimėjo splash potą. Čia buvo prieš Ir paskutinis. net nepasidalino, nieko. Čia buvo prieš paskutinis, nes po to dar 100 laimėjau. Kokius, kiek tu ten, 5 splash potus paėmė? Jo, tai žodžiu, aš esu laimėjęs 5 tos papildomus bankus, kas sudaro man plus papildomai $225. Tai tiesiog per valandą ištraukia stalo numerį vieną ir ištraukia sumą. Tai gali būti arba 25 arba $100 ir tiesiog papildomai į banką įdeda tą sumą. Tai žaidžiam ranką, pavyzdžiui, papildomai būna banke mirusių 50 big blindų. Tai iš karto kūrėsi belekoks actionas. Paskutinis mano laimėtas splash potas buvo, kad žodžiu visą stalą sulimpino, aš su tūzu 9 izoliavau iki $100. Tai prasme 1-2 limito čia. Nes bankė yra 100, aš dar 100 izoliavau ir žodžiu mane pakolino čiuvas visais savo pinigais, pasi gal ten 200, su 6-3 off. Ir tiesiog aš atholdinau tą tūzą 9 ir uždirbau visai gražaus pinigą. Tai čia viena iš promotionų. Kita promotioną turi MGM Grandas. Ką ten reikia padaryti? Reikia 5 kombinacijas surinkti per mėnesį, gausi 100 baksų. 2 poras, eilė, fulį, 3 vienodas. Jo, tai žodžiu, kai surenki kiekvieną kombinaciją, gauni štampą. Kažkas man sakė, kad apie 5 valandas surinkti, nežinau, aš vakar žaidžiau, nei vieną štampą nesurinkau. Laimėjau vieną banką, kuris buvo 8 baksų palimpintas. Kol kas man irgi MGM'as labai nepatinka, bet aš vakar radau labai smagų dalyką, nes man ten, nebuvo veiksmo prie stalo, aš ten breikėjau ir galvoju, reikės kazino, dalis dar liko žaisti, aš beidamas į kitą kazino radau arklių statymus. Tai yra labai, tai va... Žaislinių arklių. Jo, tai yra labai juokingas toks tipo aparatas, stalas, kur tipo bėga plasmasiniai arkliai ir tu tipo meti 25 centus ir renkiesi, kas laimės. Tai žodžiu, ten sėdėjau pusvalandį ir mėčiau po tos 25 centus. Tai
tiesiog toks labai fainas aparatas. Jo, aš galvoju, jis jau grindina Hollywoode pasirodo, ne. Tai tęsiant apie kitus kambarius, paminėsim tą patį turbūt Flamingo, kuris neturi jokių splash spotų, bet jisai turi 2 didelius free rollus. Tai jeigu tu sužaidi per savaitę 12 valandų, kas yra tikrai nedaug, čia 2 dienas po 6 valandas atgrindini, tu gauni tiketą į savaitinį free rollą, kuri yra 7000, man atrodo, garantuota. 2500. O jeigu tu sužaidi per mėnesį 60 valandų, tai tu gauni jau į mėnesinį tipo tiketą, kur yra Net 20. 21. Tai jau kaip ir visai geri pinigai. Aišku, man tai labai nepatinka Flamingo, žodžiu, pensininkų toks kraštas. Aš žaidžiau 3 free rollus, vienam pakešinau 200 baksų, kituose 2 kart gyvenimo lietuvius. Tu turi 3 bėgus ir tam. Jo, free rollai super turbo struktūra. Tokia, kur ten, nežinau, po valandos average pasidaro 5 bigai. Bet močiutės palimpina, turi 3 bigus, palimpina vieną bigą, tu supušini ir jas numeta. Žodžiu, žaidimas labai panašus į satelitų internetą, kur tiesiog reikia imti spotus BVB, o viską kitą reikia praleisti. Tai skaudi ranką nuo laikymo. Parodysim vėl galbūt viešbučius, alėją. Tai apie dabar pačius žaidėjus ir apie patį žaidimą prie stalo. Tai bent jau aš galėčiau suskirstyti žmonės taip į, nežinau, į tokias... Regų nėra. Turbūt 3 kategorijas. Tie regai tai tokie ABC regai yra. Aš pastebėjau, kad, aišku, mes žaidžiam patį žemiausią limitą, mes neėjom ten į tų 5. Bet pas mus yra nemažai tokių, kurie matosi, kad... Tai, žodžiu, matosi, kad nėra tokių gerų regų, bet yra tokių, kurie matosi, kad jie čia prisiduria turbūt savo prie algos ar gal net užgrindina $1000 ar net gal 2 žaisdami tos mikrolimitus. Tokie ABC regai, kurie taitina, jie nieko nemūvina, jie tiesiog ima savo vertės spotus, jie nežaidžia viens prieš kitą, jie nebalansuoja savo ten range'ų viens prieš kitą regą. Jie tiesiog... Nesibėtina net sausu bordu. Jo, nesibėtina sauso bordą, ten iš karto, žodžiu, gibapina, jeigu nieko neturi. Tai man tai tokie, jie kaip irgi nėra baisų žaidėjai prie stalo, nes tu gali juos, nežinau, lengvai... Gali jų tiesiog nepastebėti. Jo, jie nedaug žaidžia ir taip, jeigu ateina žuvis, ateina koks girtas, tai aš tą žuvį dažnai izoliuoju tam su bile kuo ir tie regai dažniausiai net nekovoja dėl to žuvies ir nelenda, jie pasitraukia ir viskas, jie laukia savo premium handų. Tai čia viena kategorija, tokių yra nemažai, aš sakyčiau, tokių ABC regų. Gal daugiau net pensininkų. Nu, žiūrint nuo kambario priklauso. Flamingo tai daugiau tokių pensininkų regų, tai gali. Jo. Būdė daugiau negu. Jo, tai kita grupė turbūt būtų tie pensininkai, kurie irgi žaidžia pakankamai tait, kurie turbūt nereisina iš vis. Kurie net, nežinau, limpina apie tain, į 3 limpus karalius. Jo, nes jie, žinai, jie kažkaip bijo ten papūzą atsivers ar dar kažką ir man tai, aš žoskai negaliu prieš tokių žaisti, aš prieš juos labai minusinu, nes jie neturi bluff range'ų pas save. Ir visi mano kolai ant riverio visada yra minusas prieš juos, nes jie ten betina tik į natsus. Ir jų limp range'as yra, nežinau, 3 kart stipresnis negu mano ten izoliavimo range'as, tai man labai sudėtinga yra persibalansuoti prieš juos, tai aš kiek žaidžiau, tai visada pas mane raudonai yra šitos sesijos. Ir dar jų ten laimė labai sunkiai suprantami, nes jie, pavyzdžiui, limpina karalius, vytina tripsus ir čekina iki riverio. Aš rodau savo 3 porą, galvoju, paimsiu čia tą limpintą banką, jis man rodo trips ant flopo, bet nebuvo nei flush'o, nei sausas, nei to, nes aš žiūriu tos karalių, dar čia man jau nuovargė jau aš nematau, 300 ralių, nesupras. Jo, keistai jie labai žaidžia. Tai
Tai čia Bet tas... jis labai daug praranda, tu jam praloši nedaug, laimi, irgi ten priklausomai, irgi reikia juos pats stalinti. Aš dar, žinai, pastebėjau tokį dalyką, kad, čia irgi turi tokį tie, ne visi tipo tie seniai, bet turi, kad, tipo, pavyzdžiui, kai jie valo betiną, tai jie labai mažai stato. Tam bankas koks 8 ir jie stato 12, ar ten 16. O kai jie blefuoja, tai jie labai, tipo, didelius daro sizingus. Ir, čia, tipo, bazinė tokia tendencija. Ir aišku, kas ir atvirkščiai daro, bet iš esmės tai čia, turbūt viena didžiausių klaidų, ką jie daro, kad jie kai neturi, tai bele kaip, tipo, daug bando pušint, o kai turi, tai, tipo, tada nesurenka vertės. Tai... Niekad nemačiau blefas su mažu sizingu. Niekad nemačiau. Ir, jo, aš tai mačiau tik kelis žmonės, kurie, tipo, valo betino, žinai, overbetino ar dar kažką, žinai, su gerais handais, kad, tipo, žinai, ištrauktų tą žuvį. Visi kiti kažkaip labai mažai dėtų. Tai dar yra trečia kategorija turbūt žaidėjų. Tai jau tie turbūt visi likę. Tie, kur visi kiek girti žaidžia, pavargę ir taip toliau. Tai tokių tikrai pasitaiko praktiškai kiekvieną vakarą. Dar nepasakyti vieną rego, kuris aš 3 kartus jau žaidžiau ir jis laik miegą pristavo. Ai. Jis turbūt, žaidžia. Vienas geriausių regų ant bolų pasirinks. Ai, kad daugiausiai sužaidžia? Jis visą laik žaidžia, miegą pristavo, išsimiega. Bet čia tas, tipo, tamsus, pasinėdas. Jis išsimiega pristavo, gauna nemokamai maistą, pageria. Jo, tai aišku, visi, kas žaidžia, tai yra gėrimai nemokamai, šiaip reikas yra pakankamai procentaliai didelis. Tai reikas yra procentaliai didelis, bet kepas yra labai mažas. Tai yra 10 procentų reikas, bet kepas yra tik tai 4 baksai. Davai aplinkimės, gerai? Tai va, ten jau priekį matosi vienas iš stripo viešbučių ir kazino, balis. Tai žodžiu, tai sąlygos labai geros, nes praktiškai visi bankai būna dideli, ypač vakare, deep žaidimas būna. Visi sėdi ten, tikrai turi po 300 bigų arba net daugiau, o reiko kepas yra tikrai 2 blindai. Tai tikrai yra labai labai geros sąlygos čia ir dar plus kiek daug atiduoda bonusais, privalais ir nemokamų maistų ir taip toliau. Tai dėl tų pavargusių žaidėjų ir girtų, tai jų tikrai būna kiekvieną dieną, reikia tiesiog rasti, reikia tiesiog, nežinau, čia... Man kartais minusas būna tas, kad tu būni, jie ateina dažniausiai ryte, tu būni stipriai pavargęs, su jais reikia užmegzti kontaktą, kad jie linksmintųsi, bet tu, pavyzdžiui, esi pavargęs, anglų kalba jau tada šlubuoja, iš nuovargio galbūt vėl tingi šnekėt ir tu su jais nešneki ir jie paskui nebežaidžia. Jo, jie nori tokio, žinai, nežinau, socializavimus. Jo, tu čia rimtas, tu čia nori manęs surinkti ir jie tada nežaidžia. Kur Europai, pavyzdžiui, kažkaip kitaip. Aš tai nežinau, aš tai negalėčiau išskirti kažkokios turbūt kitokios tendencijos negu Europai. Nežinau, tiesiog daugumą prastai žaidžia. Labai prastai. Ir toks stilius, kad pas jas tripetų nėra, yra viskas po flopu, prie flopų jie tau ten nieko. Nežinau, ar tu turbūt žaidėjai forbetintą banką? Jo, aš žaidžiau, pas mane biškai kitaip yra, bet aš tą patį pastebėjau, kad bankai būna maksimum ten atidaryti, labai retai kas tribetina. Dažniausiai, jeigu prasideda tribetai, forbetai, tai jau matosi, kad žmogus plaukia ir jau pasiai ten visiškai nebalansuoti range jau. Sizingiai. Jo, jau ten tikrai pasitaiko tokių, kur mes ten žaidžiam, užvakar žaidėm, 5 ryto ar 6 ryto, žaidžia negriukas toks. Na ir kažkas padėjo straddle, su straddle irgi įdomiai, čia kiekvienam kazino yra skirtingos taisyklės, pavyzdžiui, Hollywood Planet, tu gali dėti, žaidžiam 1-2
Tai tipo UTG gali dėti 5, arba Buttonas gali dėti 10. Mississippi, jo. Tai tipo Mississippi yra 5x daugiau negu blindas. Arba bet kas gali straddlinti iš bet kurios pozicijos, pavyzdžiui, tam MP2, bet tada straddlas yra 20. Ir veiksmas prasideda, jeigu prasralina nuo katofo, veiksmas prasideda nuo button. Taip, tai žodžiu, 10 blindų X straddlas, tai čia viena iš tokių rankų, kuri papasakos, koks žaidimas vyksta rytais, kai būna tie pavargę ir girti žaidėjai. Tai yra straddlas ant buttono 20. Aš per vidurį gaunu tūzą karalių, openinu iki 60. Ir man tas pats buttonas nuo savo straddle sušauna apie 100 PM. Ir sušauna jisai nežiūrės kortų. Ir tada už jo žmogus, kuris tam buvo ant small blindų, kuris iš pradžių pakolino 20, tada aš izoliavau šiam, buttonas sušovė, o tas, kur kolino nuo small blindų 20, jisai kolino tą jo reisą 100 PM su karalium 9 off. Tai toks kartais būna veiksmas ryte, tai mažai čia pokerio. Dar kartais su tais straddlais skirtingi kambariai būna. Pavyzdžiui, padeda buttoną straddlą 10 ir veiksmas prasideda ne nuo smolo, o nuo UTG. Nuo UTG visi nusimeta iki buttono, tada prasideda nuo smolo ir blind. Taip, kiekvienam kambarį labai skirtingos taisyklės ir reikia... Kad jis susimakaluoja, kur čia... Jo, reikia pasigilinti, kad nesusimautų. Ką dar iš to žaidimo? Aišku, čia iš tikrųjų mes pasakojom tas rankas, kurios tokios, žinai, įdomesnės. Iš tikrųjų nėra viskas taip lengva, kaip čia gali atrodyti, nes ne visada yra atholdinis su tuo tūzų karalium. Kartais gauni labai pasyvus tūzų. 3 ratai būna čopina tas smolas, blind. Jo, ir dar keistai dėl čopinimo. Jie čia beveik visi čopina, jeigu lieka smolas prieš blindą, jie beveik visi čopina. Ir nežiūrite po kortų. Jo, ir bele kiek man yra buvę kartų, kai tipo, tu sėdi ant blindo, pasižiūrė, tai koks 6-2 ir tau smolas sako čopinam, nu tu sakai, davai čopinam. Nu aš ne, čopinam. Aš tai čopinam, tai jeigu aš matau, bet jeigu... Vyksime iš karto. Aš tai jeigu pasižiūrėsiu ir kad trešą turiu, tai čopinu iš karto. Bet tipo, aš čopinu ir jis man atverčia nuo small blindų kokius nors karalius. Ir nu čia toks man visiškai crazy. Aš čopinu, tada jisai užpyksta, deda 20 reizą. Tu nečopini? Jo, nečopinu. Jis man deda 20 reizą, nu tipo gali užsilevelinti. Taip. Bet aš išmetu ir jis norėjo karalius damas. Čopinim karalius. Nes taip visus turim žaisti, kažkaip čopinu. Tai va, kas dar? Ai, nu tai va, apie tą statistiką. Tai aš vedu kiekvieną savo žaidimo dienos statistiką, valandom, kiek palieku tipsų, kokį žaidimą demonstruoju ir taip toliau. Tai pagal statistiką mano yra 35% sesijų minusinių. Tai reiškia, daugiau negu viena iš 3 sesijų aš baigiu minusą. Tai kad neatrodytų viskas taip gerai, kaip čia mes šnekam. Kad variacija vis tiek yra ir nieko nepadarysi. Tai va, nežinau, ar ką mes dar turim papasakot. Jau praktiškai atėjom iki stripo. Matosi, kad yra biškai daugiau veiksmų, to ir žmonių atsiras, ne tik mašinų. Kiekvieną dieną vis šilčiau. Žiūrėsim, kaip čia iki kovo mėnesio gal užteksim. Dykumą atsigauna. Aš manau, kad čia žmonių vis tiek. Šiaip labai faina iš tikrųjų, kai nereikia eiti to stripo ir neužmesi tie žmonės, pardavėjai ir tos valkatos, kurie prašo pinigų. Tai labai. Pirmom dienom turbūt buvo fun, ten tie visi garsai, ten kostiumai. Jo, bet po savaitės. Paskui jau nusikos tas pats per tą patį ir Ispanės tas dalina ten. Jo, merginas į namus. Kiša tiesiog. Ir prie jau. Net blogas.
pati ilgiausia mano sesija su selfie stiku save filmuoju. Dar atsimenu, Viskas kaip dėl žiūrovų. taip, dar atsimenu, buvo klausimas, toks kažkas komentaruose klausė, ten kažką apie apsimetinėjančių žmonės, kurie čia vaidina girtus ar dar kažką. Tai aš nežinau, mes kažkaip nepastebėjom, kad būtų kažkokie tokie bairiai. Tiesiog, nežinau, visi pakankamai natūralūs čia, aš nemačiau, kad čia kažkas ir slauplėjant ar vaidintų girtą specialiai, kad, nežinau, kad ištrauktų kažkokią akšiną. Čia pakankamai viskas kažkaip laisvo, nėra tų stringbetų. Jo, va. Gali padėti, tipo... Jo, su stringbetais tai čia visiškai yra nesąmonė, ypač pradžioj. Nors beveik visuose kambariuose yra ant stalų linijos, bet jie vis tiek deda už linijos, dėlioja, kažkiek pasiema, jo. Turi minutę ten sudėlioti, kiek nori, ten kolas, nes man vienas turėjau damas, ir jis taip griebė stipriai žetonus, kad jam pusė nukrito. Aha. Ir jis pastatė, ir buvo jėga kolas, nes jeigu čia man linreizis ir čia man ragas. Aha. Bet jis ne, paskui susitvarkė tos atgal žetonus, pastatė man linreizą. Jo, Gali atsiimti ten tos žetonus, jeigu prieš ranką, pavyzdžiui, padėjai ten. Nu, šitas tai ir Europų yra. Jeigu keičia actioną, tai tipo, tu gali atsimti. Šita gera taisyklė yra. Bet su stringbetais tai jo, ir aš čia pastebėjau. Arba netgi turbūt, jeigu per anksti išmeti kortas, pavyzdžiui, būna straudamas molo bigo, tai tada būna išmeti iš karto. Gali, man atrodo, net atsimti Jo, ir žaisti. ir vėl žaisti. Dar labai aišku, tai yra Amerikos kultūros svarba pinigais, kad iš tikrųjų iškart matosi ar regas, ar žuvis, nes regai niekada nepalieka tiek arbatos. Tai šitas naujas. Šitą dar nematė. Jo, šiaip čia būna su gitara toks švelis. Tai, žodžiu, vakar žaidžiau ranką, nežinau, bičiukai gal iš Skandinavijos ar iš Vokietijos, panašiai atrodo, tai žodžius laimėjo banką 100 baksų ir dileriai 10 baksų arbatos paliko. Tai čia iškart belekoks minus savyje. Iš tikrųjų 10 baksų palikčiau 1000, turbūt net nepalikčiau 5. Aš ir nepalikčiau 5, palikčiau 2. Ne, nu šiaip tam vieną blindą palikti, tai okei, aš manau, žinai, tai jeigu tu žaidi kokį 2-5 arba 5-10, tai tada ir tokia arbata. Kaip Europoje, tu gali rodyti savo kortas, pavyzdžiui, turėjo Niverio sunkų sprendimą, atvirti kortas ir žiūri reakciją varžovo. Gali Europoje rodyti? Labai nuo priklauso nuo kazino, bet dažniausiai gali. Nes kešiai yra, dažniausiai kešiai yra laisvas Nes taisyklės. aš kažkaip Europoje niekada to nebandžiau, čia pabandžiau, tai labai patinka. Pavyzdžiui, Serbijai negali, Serbijai labai griežtai. Aš tik, kad gaila blogą sprendimą padariau, nes per daug akivaizdus buvo rydai, bet jis žiauriai bijo mano tų tūzų. Bet aš galvojau, kad jis specialiai čia vaidina, nes nulenkė galvą, tiesiog buvo nusilevinau, tiesiog buvo per daug, nebuvo tų revers telų, buvo tiesiog akivaizdu ir aš pagalvojau, negali būti akivaizdu, bet dėja tai gali. Jo, man tai irgi vienas iš bairių tokių. Nu jie čia kažkaip, aš nežinau, man tai atrodo, jie čia nuoširdžiai žaidžia. Kartais būna, tu po žmogų paklausia, ten tipo tūzą karalių turi ir sako, ne, tūzą damą. Ir tu išfoldini ir jis padarodo to tūzą damą. Arba pastato river betą ir senukį vėskito, mes, sako, aš turiu, žinai. Jo. Mes, aš tau kaip draugas, sakau, jis numetė, jis parodo, žinai, aš. Jo, Jis numetė, galbūt tikrai būtų išmokėjęs. Jo, taip atrodo, kad, žinai, kad jie tiesiog, yra tas, nežinau, tipo žaidėjai, kurie tiesiog, nežinau, nori bendrauti, nori žaisti, jiems turbūt nėra taip svarbu ten uždirbti, kaip tiesiog, kad, žinai, turėti gerą laiką. Jo, bet yra dar tokių regų, vyresnių, kurie matos žaidžia daug live ir labai manipuliuoja. Ir tuos paprastus čia turbūt vietinius išvaldos turistus, aš žiūriu iš šono, man atrodo juokingai, bet jis vis tik išveda iš pusiausvyros, bet taip įdomiai manipuliuoja visokių ten. Matos, kad daug žaidžia live, turi ten daug šneka, kopia visai, bet pažiūrėjau, aš nežinau prieš mane kaip veikti, bet aš ten matau juos kiaurai. Nu, mums, žinai, mums biškis, tipo, prieš mus sunkiau manipuliuoti, nes mes ne viską suprantam, čia dar ką jie šneka. Tai, žinai, su anglų kalba irgi bairis.
kad jeigu jie pradeda pasakoti kokias, nežinau, istoriją iš gyvenimo ar šiaip kažko dalintis, tai dažniausiai mes nieko nesuprantam. Tu kažkiek supranti, o kažkoks bairis, kažkokį vieną žodžią nesupranti, jis tau sako bairį, tu nenusižvengi, nes tu nesupratai ir tu tipo jau kaip priešas, nes tu iš jo bairį nežvengi. Maždaug. Tai žinai, man visada su anglų kalba yra belia kaip juokinga, nes nesvarbu, kur tu keliauji, ta anglų kalba visur yra skirtinga. Europoje vienaip, Didžiojoje Britanijoje kitaip, Amerikoje dar kitaip šneka ir tau reikia adaptuoti skirtingi akcentai, skirtingi žodžiai. O jeigu dar Kaip prisideda, sakai karšta arba ta? tai dabar aš sakau normaliai. Nu, sakyk. Kat. Kat. Aš kokią savaitę hot tea. Jo, ir nieks nesuprato, ko mes Ką norime. sako? Atėjom į centrinį biurą ir Vietiniai aktoriai. jo, Yeah. I know, I'm a bitch. And I gotta ir šitą Ir čia man visi atrodo sudegusią sudegusi teatro teatrą. aktoriai. Visi jie kažkokią turi, tipo, charizmą. O, varo, gal padėti jam. Nes gerai varo. Tai dabar, žodžiu, dažniausiai mūsų keliai skiriasi, einam grindinti skirtingus kazino ir dažniausiai sesijos pabaigos susitinkam Hollywood Planet, kur būna tie keli girti žmonės ir 6 regai bandantys sumedžioti tą girtą žmogų. Kartais nežinai kokią stalą rinktis. Ar rinktis be regų, bet pasyvų, ar rinktis su viena girta žuvim, bet pilna regų. Tai irgi čia. Nuo nuotaikos. Ai, šiaip turbūt viena iš pagrindinių problemų jų, ne tai, kad jie ten dar viską kolina ir išmoka daug, kaip ir visos žuvis, bet kad jie žoskai peržaidžia savo stiprias rankas. Pavyzdžiui, jisai gali, aš esu turėjęs tokiu atveju, kai ten čiuvas turi kokius nors karalius ir yra tik tai reisintas bankas, net netribetintas ir jisai ant flopo 8, 9, 10, jisai gali susistumti 300 blindų. Bet tas labai, kaip tu pamatai tokį dalyką, tas paskui išmuša iš pusiausvyros, nes tu galvoji, kad ir kitas taip gali, o kitas taip niekados negali. Nu, bet jų čia daug tokių galinčių yra. Aš nemažai mačiau. Kuriam tu kambarį žaidai? Aš mačiau ir Cezarį, ir Hollywoodą. Ai, tai kazino iš tikrųjų yra tiek daug, kad mes iš tikrųjų Mes nespėjom. ateinam kokius 2-3 kazino, galbūt kartais 4 ir viskas, o yra koks Atrodo, 20. praeidam savaitę jau šią apeisim, naujus pabandysim. Pabandom vieną naują, reikia ten. Dreba, žiūri labai video su šitą lasdą. Mes jau išbandėm tas, Džemą, Hollywoodą, Cezarį, Flamingo, Balį, nežinau Balį. Ne, bet aš buvau Belaidžio dar. 7 kėsniai. Tai va, tai toks ilgas video, pusvalandis pasivaikščiojimas iš Las Vegaso. Čia praktiškai centrinėje dalis, Belaidžio su savo fontanais, ten Cosmopolitan Aria, Paryžiškė, o čia matosi Cezaris, kur aš tikriausiai dabar eisiu. Mergaitės, kurios nori su jums nusifotografuoti ir štai paprašys tipsų. Čia geriausia dalis stripo tos mergaitės. Jo, tai toks, žodžiu, ilgas video laisvai apie pokerį su Brilliant ir Dalium, būk profesionalas.com iš Las Vegas. Linkėjimai. Iki.